efektą reaguoja akcijų rinkos ir apie tai bendraujame su investuotojų asociacijos valdybos nariu Mantu Janavičiumi. Sveiki, Mantai. Sveiki. Ar apskritai tos akcijų rinkos kažkaip sureagavo į tai, kas įvyko penktadienį? Tai gal tas pats konfliktas, kuris dabar čia nuvilnijo turbūt per visur, nuo geltonųjų puslapių iki žiniasklaidos ir visų antraščių, tai jisai akcijų rinkose priklausomai nuo geografinės turbūt pozicijos labai skirtingai reagavo, nes tas įtakojo savaitgalis natūralu, o po savaitgalio, po sekmadienio Trumpo administracija, ar Trumpas kaip pavadinti, dar išleido naujieną tokią garsę dėl kriptovaliutų integracijos į jų federalinį rezervo įtraukimą. Tai net tokios gal mažiau žinomas visiems kriptovaliutos, tokios kaip Cardano, Solana buvo įtrauktos arba buvo paprašytos įtraukti. Tai natūralu, kad jos visa jų kapitalizacija pašoko į neregėtas aukštumas, ten per dieną buvo pokyčiai po 20-60% kai kurios pozicijos. Toks jau žinomas kriptovaliutos, tokios kaip Bitcoinas ar Ethereum, šiek tiek mažiau turėjo tos pokyčio, bet didžiąja prasme tai vis tiek labai didžiulis sukrėtimas ir tiek spekuliantams vienam gale, tiek tiem, kurie nelabai tiki, heiteriam vadinamėm, vis tiek tai buvo toks naujas pirmadienio rytas, kada tiesiog pasaulis pasisuko dar kitą linkmę. Tai penktadienį turėjom, sakykime, tą problemą, kai iš kabineto buvo išvarytas Zelenskis ir štai to pasiekoje dar truputėlį dar spekuliacijos. Tai natūralu, kad Amerikos pusė į tai sureagavo į viską teigiamai, kadangi technologijos ir technologijos, vadinkim, yra šiai minutiai labiausiai vežantis į priekį sektorius. Šiek tiek visi kiti atsilieka, tai dirbtinis intelektas yra, sakykim, tas naujasis gralis, kurį dabar visi vaikosi, tai natūralu, kad kriptovaliutos ir visos tos atsiskaitimo priemonės naujosios 22 amžiaus, vadinkim, yra ta ateitis. Tai Amerika sureagavo labai teigiamai, visi akcijų indeksai buvo žaliuojantis, tuo tarpu Europa ar ten Azija tai reagavo labai santūriai, tos didelės deltos nesimatė. Kitaip tariant, didelio nuokrypio žemyn Europoje nebuvo, tačiau buvo didelis šuolis Jungtinėse valstijose, kalbant apie kriptovaliutas. O kaip yra su kitais investiciniais vienetais, su investicinių fondų, akcijų biržomis, obligacijomis, investicijomis? Tai ETF, obligacijos, visos vėlgi, anoj pusėje Atlanto, jos visos teigiamai reagavo. Tuo tarpu viskas, kas buvo Europoje, visi šitie pokyčiai, net ir tas pats commodity kaip auksas, jisai ar ten žaliavų rinkos, jos natūraliai sureagavo labai labai santūriai, nes visi kol kas investuotojai, vadinkim taip, arba institucijų investuotojai, didieji investuotojai laukia tolimesnių žinių, nes čia viskas eina vienas paskui kitą, tai tas pats muitų įvedimas, kuris yra pažadėtas būti atnaujintų nuo berods rytojaus, nuo 4 berods kovo Trumpo administracijos, tai visas pasaulis lygiai taip pat jo laukia. Galiausiai, koks bus pritaikytas tarifas, ar jis bus iš viso, kol kas yra spekuliuojama, tai šiai minutei laukiama jau tų tikrųjų nurodymų ir kokią tai turės įtaką, visas pasaulis kol kas labai labai santūriai žiūri. Jūs ilgai domitės investavimu. Jeigu mes palygintume, pavyzdžiui, Bideno administracijos laikotarpį, tai yra 4 metus atgal, ar tai buvo ramesni laikai investicinė prasme, galbūt tikintis kažkokios grąžos, kuri yra aiški, ir dabar atėjus Donaldui Trumpui, nuo dienos, kai jis buvo išrinktas, praėjo maždaug 4 mėnesiai, inauguracija buvo sausio mėnesį, bet nuo dienos, kai paaiškėjo, kad jis tampa naujojų prezidentu, iš investicinės pusės, koks tas santykis yra geresnis, ar neapibrėžtumas, ar kažkokia aiški grąža? Turbūt visi investuotojai vaikosi pagrindinės tezės, jin yra anglų kalba, aš nežinau, kaip reikėtų išversti tiksingai lietuviškai, aš pabandysiu gal angliškai, gal padėsite man išversti. Buy the rumors and sell the news. Pirkite paskalas ir parduokite žinias. Jo, tai iš principo visas neapibrėžtumas, kurį dažniausiai vienaip ar kitaip sudaro arba padaro patys
tiek norėdami, tiek kartais nenorėdami, tam toks kaip karas, tai yra iš dalies yra planuotas dalykas, vienoms grupėms, vienoms suinteresuotams asmenims, kitiems tai yra naujiena, tai bet kokiu atveju sukelia disrupcijas rinkose. Tai viso šitas neapibrėžtumo momentai, jie vieniems sudaro galimybės, o kitiems tai yra tiesiog labai didžiuliai nuostoliai. Tai aš sakyčiau, kad viskas, kas vyko prie Trumpo, galbūt buvo labiau prognozuotina, reiškia automatiškai ir tas atsispindėdavo. Prie Trumpo ar prie Bideno? Prie Bideno. Prie Bideno. Ne, taip gal pasakiau, prie Bideno 4 metus atgal buvo labiau prognozuotina, automatiškai kreivių volatility arba jų tankis dažnis. Tankis dažnis jo hercai. Tai iš principo buvo labiau prognozuotini ir buvo labiau tolygus. Tuo tarpu dabar yra linksmieji kalneliai, kai vieniem tai yra labai daug optimizmo ir visi mato į priekį ateitį vienaip, ir kitiem tai yra daug neapibrėžtumo, kuomet yra spėliojama, ar vis dėlto ateitis iš tikrųjų tokia yra šviesi. Kągi, aš dėkoju Jums, Mantas Janavičius, investuotojų asociacijos valdybos narys, neapibrėžtas pasaulis, neapibrėžtos ir akcijų rinkos, linksmieji kalneliai arba liūdnieji kalneliai, kaip kam, žiūrint, matyt, kada buvo investuota ir kokią grąžą galima iš to gauti. Dėkoju Jums, kviečiu likti draugės su LRT, mes po kelių minučių pratęsime laidą.